Labai trumpai. Aš dabar pasakysiu kai ką, kas mano nuomonė yra krikščionio abėcėlė, elementorius, bet mes kažkaip tai nuo šitos paprastų raidelių pirmųjų žingsnių, einant savo tikėjimo kelionėje, mes nutolstame, kažkaip išpučiame, sudvasiname daug dalykų aplink save. Nes žmogui natūraliai, mes intelektualūs žmonės esame, atrodo, kad reikia ir yra toks poreikis, tą augimą krikščionišką, jį matuoti ne tiesiog žodžio vykdymu, ne ištikimybė einant laikui, bet kažkokiais dvasiniais patyrimais. Jeigu tu jau patyręs kažką dvasioje, regėjimus, sapnus, gavęs žodį, tada vadinasi tu augi. Bet jeigu tu nesilaikai to, nuo ko tu pradėjai, tai yra žodis, ištikimybė Dievui, dvasios vaisiai, tai nuo ko tu pradėjai, nuo to tikėjimo, šitas žodis pavertė jūs į krikščionis. Turiu omeny, išgirsta žinia apie Kristų, Evangelija buvo ta vieta, kurioje jūs gavote galimybę tapti naujais kūriniais. Ir jeigu jūs nuo to nutolstate, dabar tik tais į regėjimus, į tokią pompastiką, tai jūs iš tikrųjų neužaugote. Jūs nutolote nuo paprastumo Kristuje, apie ką sako ir Paulius. Yra tokia eilutė, 2 Korintiečiams 11 nuo 3. Paulius rašo, Korinto bažnyčiai. Jeigu prisimenate 1 Korintiečiams laiške 3 skyriuje aiškiai įvardinama, kad Paulius kalba su kūdikiais Kristuje. Dabar jisai rašo 2 laišką. Jau kažkiek laiko praėjo, matyt, pirmasis klaidas, kurias jie darė, jie išsitaisė, bet štai Paulius vėl adresuoja tokią opę vietą pas juos. Bijau, kad kaip gyvatė savo gudrumu suvedžiojo Ievą, taip ir jūsų mintys nesugestų be paprastumo Kristuje. Mat, dabar aiškina, kodėl pavojinga yra atsitraukti nuo to paprastumo, arba aš netgi sakyčiau, kokie yra simptomai to atsitraukimo nuo paprastumo Kristuje. Kokie pavojai? Kas gresia? Mat, jei kas užklydęs ima skelbti kitą Jėzų, kurio mes neskelbėme, arba jei jūs priimate kitą dvasią, ne šventąją dvasią, o kokią nors bet kokią kitąją dvasią, kurios nebuvote priėmę, ar kitą Evangeliją, kurios nebuvote gavę, jūs ramiausiai tai pakenčiate. Ar matote, kaip susijungia dvi mintis? 3 eilutėje kalbama apie tai, kad mintis sugedo be paprastumo Kristuje, tai reiškia, mes nuo to ABCD nueinam kitur. Nuo to, ką Paulius paskelbė, nueinam kitur. Ir tas kitur yra kita Evangelija, kitokia dvasia, kitokia žinia, kurią jie priima. Tas paprastumas Kristuje neleistų jiems priimti nei kitokios žinios, nei kitokios dvasios, nei kitokių žodžių, bet jie atsitraukdami nuo paprastumo Kristuje, jie pakliūna į pavojų būti suvinioti, apvinioti aplink pirštelį. Nes jeigu jūs tik pasiliekate ties Kristaus žinia, jūs neįvelkate ją į mandresnius žodžius. Tiesiog Kristus, kryžius, ką jis padarė dėl jūsų, kas jūs dabar esate Kristuje. Jeigu jūs nuo to neatsitraukėte, o visą laiką liekate prie to ir gali netgi tai kitiems iš šono atrodyti, jisai kaip užstrigusi plokštelė, tą patį per tą patį. Ir gerai, todėl kad tai yra mano pamatas, kam aš turėčiau kurti kažką naujo, ką Paulius sako. Jisai sako, kai mes pas jūs atėjome, mes skelbėme jums Dievo žodį, Evangeliją, ne žodžių išmintimi. Tai dabar pamastykit, ką jisai sako. Kiekvienoje vietoje jisai turėjo skelbti tą Evangeliją panašiai. Atitinkama kažkokia tai publika kitokia buvo, bet žinia lygiai ta pati. Vadinasi,
Galbūt jam turėtų atrodyti, mes einam ir tą patį per tą patį kalbam. tą patį per tą patį. Jos kažkaip naujai neįvelkam į kažkokius ypatingus žodžius, neįvelkam į kažkokius ypatingus pompastiškus teiginius, mes tiesiog kalbam paprastą evangeliją. Nes jėga yra ne mūsų iškalboje ir net neregėjimuose, ne sapnuose, ne dvasiniuose patyrimuose, o pačiame žodyje. Tai vat, ir dabar ateinu prie tos minties, ką ir norėjau pasakyti. Mes gyvename, aš tikiu, labai keistame laike krikščionybei. Viskas veikia, viskas sukasi labai greitai, mes esame bombarduojami naujienų, informacijos, vaizdų savo ekranuose ypatingai kiekvieną dieną. Mes jau nebepaprasti esame. Mums jau sunku yra supaprastėti, todėl kad labai daug konkurencijos dėmesiui yra. Ir todėl priversti pamokslininkai yra nepaprasta žinia dalintis, o kažkaip ją, pasakysiu, tai paturbinti. Kažką daugiau, kažko dar pridėti asmeniško tokio, kad, nes kitaip tu dar 100 kitų stovi eilėj, kurie irgi nori dalintis jūsų ekrane žinia. Ir kad juos pasirinktumėt klausyti, tai reikia kažkaip tai, kitaip dalintis. Tai vat mes gyvenam tokiam laike, kur yra visko labai daug. Ir aš esu girdėjus ne vieną kartą iš krikščionių, man liūdna, kad taip yra, nes aš ir pati beveik galvočiau, daryčiau tokią išvadą, kad praėjo laikas paprastai evangelizacijai. Aš esu tą girdėjus. Paprasta evangelizacija, tai va, kaip Jėzus sako, eikite ir darykite mano mokiniais ir skelbkite evangeliją visiems pasaulio, visai kūrinijai, iš tikrųjų jisai sako. Ir anais laikais, kai Jėzus kalbėjo, tai ir būtų, eini ir skelbi. Šiais laikais aš jau girdėjau iš ne vieno krikščionio, ilgai tikinčio, patyrusio, sako, kad tai nebeveikia. Ir man tada kyla viduj dilema, didelis liūdesys, nes norisi, kaip ir pasižiūrėti to krikščionio, ypač jeigu tai ilgai tikintis krikščionis, nes kaip taisyklė, naujai tikėjęs to nesakys, jisai negali žinot, kad tas neveikia. Jisai gal net dar nespėjo išbandyti, nes jam jau jo vyresnieji pasakė, kad tai neveikia. Ir dėl to aš klausau tokio žmogaus ir man liūdna, nes aš galvoju, jeigu tu daugybę metų tiki, tu tikriausiai žinai, ką sakai. Aš tikiu mažiau metų už tave, tai vadinasi, aš nežinau, ką aš sakau. Bet žiūrint į Dievo žodį, nepanašu, kad Kristus numatė laikotarpį, kada tai netenka jėgos arba kad tai kažkada nustos veikti. Galima ginčyti su manimi ir sakyti, kad kitoks laikmetis yra, dėl to reikia prisitaikyti prie laikmečio ir skelbti evangeliją taip, kaip dabar yra, kaip tu dabar pasieksi to žmonės. Tai reiškia ne gatvėje, o kažkaip galbūt per kažkokius asmeninius santykius arba per draugystės. Aš tiesiog mąstau, kad mes pasirenkame mąstyti pagal pirmą modelį, tai reiškia patikėti, kad Evangelijos skelbimas, dalinimasis tiesiog paprastų Dievo žodžių, paprastų be priedų, kad jisai nebėra veiksmingas, nes gyvenam kitokiame laikotarpyje, tai tiesiog praėjo, malonė praėjo. Mums lengviau pasirinkti šitą variantą, nes tada nereikia eiti į tą nepatogumą kūnui, skelbiant Evangeliją ar paprastą Dievo žodį, einant ir dalinantis Kristaus žinia čia ir dabar, susitinki nepažįstamo žmogų ir tu jam pradedi apie tai kalbėti. Labai didelė rizika yra, kad tas žmogus į tave pasižiūrės kreivai, jisai tau, galbūt jis netgi spjaus tau į veidą, jisai piktai tau ko nors pasakys. Tikimybė yra, kad jis tave pavadins sektantų mūsų Lietuvoj, čia esant. Jeigu tai bus jaunas žmogus, jisai gali iš viso tave palikti vidury gatvės kalbantį su pusiau pražiota burna. Yra tikimybė, kad tai bus. Bet nuo to pats faktas, kad Evangelija yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, jisai nesikeičia. Nuo to, kad atšiaurėja
tie žmonės gatvėje, nesikeičia Jėzaus paliepimas. Ir dėl to jokiais būdais, aš čia save pirmiausia raginu, tiesiog nesakyti to, kad ta žinia nebeveikia, o galbūt sakyti, kad yra daug sudėtingiau dabar jas skelbti. Aš tada sutikčiau, taip yra tikrai sudėtinga. Nes sakau, ta informacija, kuri mus bombarduoja iš YouTube'o, iš kitų platformų, atrodo, kad tau jau net yra nebepatogu pasilikti paprastume Kristuje, todėl kad visi kiti yra tokie jau, tokie įmantrus, jie tokie galvoti, jie tiek daug sugalvojo įmantrybių, kaip tą Evangeliją komunikuoti kitiems per visokius projektus, vaidinimus, per visokius užsiėmimus, bet tai nėra žinia. Žinia, kuri keičia, yra ne užsiėmimai, ne jaunimo kažkokie tai vakarai. Žinia, kuri keičia, yra tik ta Evangelijos žinia. Tai va dabar tiems, kurie klausote, galbūt nesenai tikėjote ir jūs, tarkim, atradote eilutes, kurias aš dabar paskaitysiu. Jėzaus paskutinis paliepimas prieš išeinant iš šitos žemės buvo taip: man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Mato Evangelijos pati pabaiga. Todėl, kadangi Jėzui duota visa valdžia, ne ta, kurią mes ypatingai garsiai melsdamiesi paėmam, o ta valdžia, aš čia kalbu ironiškai, jam duota visa valdžia. Taigi, jam duota visa valdžia danguje ir žemėje, todėl, kad jam duota, eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs, ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Morkaus Evangelijos pabaigoje dar mes sužinome informaciją, kad taip darydami mes patirsime, kad mus tada seks ženklai ir stebuklai. Ir jisai tuos ženklus ir stebuklus įvardina štai taip: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, tai tie, kas įvykdys tuos jo palieptus žodžius. Ne šiaip prasipasninkavę, prasimeldę, o tie, kas vykdys tai, ką jisai liepė. Tai yra, eis ir darys žmonės jo mokiniais. Tai išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvatės, jei išgertų mirtinų nuodų, jiems nepakenks, jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Šį kartą koncentruojuosi į visus ženklus. Faktas, kad jeigu tu nenuklysi nuo paprastumo Kristuje, tu nepaleisi tos žinios, tu vykdysi ištikimai tai, ką Jėzus vykdė pagal savo supratimą, tebūnie, tai su tavim vyks, bet tu turi vykdyti ištikimai, ką Jėzus paliepė, paskutinį paliepimą jo mokiniams čia ant žemės. Perskaičiu šitas eilutes, visų pirma, ką Jėzus sako reikia daryti, tai sako eikite. Tai reiškia, kažką reikės sąmoningai atsistoti ir eit. Aš jau labai tiesmukiškai priemu. Eikite, tai reiškia nebūtinai su kojom eiti. Jo, jūs galite skristi, važiuoti, bet esmė, kad vis tiek jums reikės judėti. Jūs negalėsite nieko nedaryti, gyventi kaip gyvenot ir tikėtis, kad pas jūs ateis. Suprantat, ką aš noriu pasakyti? Tas pasakymas, kad nebeveikia ėjimas ir skelbimas, reikia tiesiog naudotis aplinkybėmis ir statyti santykius su žmonėm, tame nėra ėjimo. Tame yra tiesiog tavo gyvenimas ir tikėjimasis, kad paklius tau pakeliui. Netikintieji ir tu galbūt, jeigu susidarys tam tikros sąlygos, galbūt jiems ką nors papasakosi apie Jėzų, o šiaip labiausiai tu jiems liudysi savo gyvenimu. Ne tą Jėzus sako, jis sako, kad kažkaip reikės iš savo būties pakilt ir kažkokią formą eiti ir tada einant arba judant arba keičiant savo aplinkybės, sako, eikite ir padarykite mokiniais visų tautų žmonės. Tai ne vien tik tavo kaimynas,
su kuriuo reikia kurti santyki. Aš suprantu, jūs galite sakyti, aš lietuvis, tai man lietuviai, ten japonas, jam japonai. Amen. Mes žinome, čia grinai yra krikščionybės ABC. Yra misionieriai, kurie yra siunčiami iš vieno krašto į kito, pati šventoji dvasia juos siunčia. Tai viską mes tą suprantame. Visų tautų žmonės reikia padaryti mokiniais. Bet čia žiūrėkite, kaip įdomu. Jėzus sako padaryti kieno mokiniais? Ar jūsų bažnyčios lankytojais reikia padaryti visų tautų žmonės? Ar kažkokio mokytojo sekėjais? Tarkim, jūs judėjimui kokiam priklausot, po tam tikrų vardų, esat krikščionis, tai dabar jūsų užduotis yra kieno mokiniais padaryti? Ar į savo judėjimą pritraukti, ar į savo bendruomenę pritraukti, ar tiesiog Jėzaus mokiniais padaryti? Koks motyvas pirminis turi būti jūsų širdies? Jėzaus mokiniais. Jūs pirmiau atstovaujate Kristų, o ne savo pastorių, ar mokytoją, ar judėjimą, ar bendruomenę, pirmiau Kristų. Ir jeigu jūs, Lietuvoje tas yra labai baisu, jeigu jūs pasitaikot, kad skelbėte žinią apie Kristų kažkur kitame miesto rajone, kur privažiavimas iki jūsų, tarkim, įprastos bendruomenės galbūt tam žmogus sudėtingesnis, ar jūs nukreiptumėte jį eiti į kitą bendruomenę, kurią jūs gal netgi laikote savo konkurentais? Taip, Kristaus kūne taip ir yra. Yra ką krikščionis laiko savo konkurentais, vieni kitus. Toliau sako, krikštydami juos. Tai galioja visiems, ne tik pastoriams, krikštydami juos. Turi tame skelbime vykti krikštas. Kaip Pilypas sako, Pilypas, kai eunuchas susitiko pakeliui ir jam išdėstė visą evangeliją, visą žinią išdėstė, to rezultate eunuchas sako, va čia yra vanduo, kodėl mums nepasikrikštijus? Vadinasi, kažkas toje žinioje turėjo būti, kas kalba apie krikštą, apie seno mirimo naujo gimimą, kas iššaukia jame, tame klausytojuje, norą pasikrikštyti. Va tokia turi būti mūsų žinia. Taigi Jėzus sako toliau, sako, ką turime daryti, sako, turime mokinti. Mokinti laikytis tos žmonės, kurie mes skelbėme Evangeliją, čia jau galioja ir tiems, kurie kalba apie santykį. Mes tik kuriam santykį. Jo, bet jūs turite ir mokyti. Jums iš viso Kristus neliepia kurti santykio. Liepia per kitus aspektus, aišku, bet čia jisai nesako, eikit ir kurkit santykį. Jisai sako, eikit, padarykit mano mokiniais, krikštydami. Ir sako, sako skelbti Evangeliją visai kūriniai. Ir toliau kalba apie mokinystę. Bet mokyti laikytis visko ne ką jūs sugalvojate, arba ką jums kabutėse šventoji dvasia apreiškė, bet ką Kristus mokė. Jeigu, čia aš labai rimtai kalbu ir savo asmeniškai, nes aš turiu progos daug kam ką nors papasakot. Pirmiausia, aš turiu kalbėti ne apie tai, ką man mega apreiškimuose kalba šventoji dvasia, kabutėse kalbu, ironizuoju, bet tai, ką Kristus mokė, nes mes labai krikščionybė labai staigiai linkę peršokti per tai, ką mokė Kristus ir dabar gyventi tik apreiškimuose, net nežinodami, ką mokė Kristus. Mūsų mokytojas pagrindinis yra Kristus, o jo mokymo yra labai daug. Čia nėra jisai taikytinas tik tais tuo metu neišgelbėtiems žydams. Jo, tos tiesos esančios jo evangelijose, apie jį esančios evangelijose. Mes turėtume mokyti tuos mokinius, naujai atsivertusius krikščionius, tų tiesų, kurias mokė Kristus, ir liepti jiems laikytis to, ką jisai paliepė laikytis. Tai reiškia, nepradėti nuo savo gremėzdiško apreiškimų, kurie įvyko jums be miegant, ar be simeldžiant, ar be pasninkaujant, bet pradėti nuo pamatų, nuo pamatinių tiesų. Taip yra daromi mokiniai. Pradedi nuo nulio ir mokai to
tos medžiagos, kurią pats esi gavęs. Taip daro mokytojai. Dabar kitas dalykas. Klausimas, kuris jums turėtų iškilt, arba aš tikiu natūraliai kyla, kai išgirstate šitą, bet aš nesugebu, aš nežinau, ar aš esu pašauktas, aš nežinau, ar aš sugebėsiu aiškiai išdėstyti. Aš bijau, aš nedrąsus, daugybė pasiteisinimų. Aš jūs suprantu. Man taip pat nedrąsu, aš neturiu neturiu troškimo, kad mane gatvėje kažkas pastumtų, atmestų, apspjaudytų. Nebūtinai gatvėje, kad ir kažkur tai susitikus naujus žmonės, jeigu aš pradėčiau jiems kalbėti apie Kristų ir būtų ta nepatogi tyla, per visą tą perėjau, žinau, kad tai būna, tai nėra malonu, niekada nebus, kad aš to trokšiu. Bet geroji žinia yra ta, nesvarbu, kaip jūs kalbėsit ir nesvarbu, kiek jūs drebėsit, nesvarbu, kaip nerangiai jūs tą žinią pasakysite, tai jokios įtakos neturės efektui, todėl kad jėga, pasirodo, yra ne tai, kaip jūs tą padarot ir kur ir kodėl, su kuo. Jėga yra pačioje Evangelijoje. Va čia yra tas paprastumas Kristuje. Romiečiams 1:16. Paimkime tai ir niekada nepaleiskime. Tiesiog tebūna tai mūsų viena iš kredo, mūsų krikščionybės. Sako Paulius, aš nesigėdiju Evangelijos ir toliau sako, nes ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam. Evangelija yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam. Ne jūsų skelbimas, programos, tikslai, vizijos, ne. Dievo jėga išgelbėti kiekvienam yra Evangelija. Čia tas žodis Dievo jėga yra tas pats, kur ir kitur kalbama apie ženklus stebuklus dunamis. Čia yra tas pats žodis. Dabar žiūrėkit. Korintiečiams Paulius kalba. Sako, prisiminkite, pas jūs aš buvau silpnas, išsigandęs ir labai drebėjau. Galėtumėt sakyti, Pauliau, tai tavo evangelizacija truputėlį nepavyko. Evangelistas turi būti ugningas, užsidegęs, garsiai rėkti ir šaukti, kad atkreiptų visų dėmesį. Čia nepanašu. Jisai sako, mano kalba ir skelbimas pasižymėjo neįtikinančiais, žmogiškos išminties žodžiais, bet dvasios ir jėgos parodymu, kad ir jūsų tikėjimas remtųsi ne žmogiška išmintimi, bet Dievo jėga. Ir tada yra visas antras skyrius, pirmo laiško korintiečiams, kur yra parodomas didingas skirtumas tarp išmonės žmogiškos išminties priemonių, loginio argumento ir tarp tikrosios išminties, tai yra Dievo išminties. Tikroji išmintis, Dievo išmintis, iš žmogiškų akių žiūrint atrodo super paprasta ir per paprasta. Ir dažnai mes jos gėdijamės, nes yra per daug paprasta. Mums atrodo, kad reikia kažką prie jos pridėti, nes ji tiesiog per daug paprasta. Pagundimas atitolt nuo tos išminties yra labai didelis ir čia yra mūsų viena iš pagrindinių kovų – pasilikti paprastume Kristuje. Tai dabar, jeigu tu išgirdai šitą žinią, Jėzus liepia eiti ir, taip paprastai trumpai pasakysiu, skelbti Evangeliją, kad žmonės išsigelbėtų, nes pasirodo, jis jau irgi tą žinojo, kad jėga išgelbėti žmonės yra ne mūsų elgesyje, o Evangelijos žinioje. Ir tada tu galvoji, kaip tą padaryti? Paprastai. Tiesiog. Matai žmogų gatvėje sunku, einant tau į darbą. Važiuojant kažkur. Tu jam tiesiog sakyk, Dievas myli jūs. Ar žinojote, kad Dievas jūs myli? Jisai labai jūs myli. Ir nuo to galite, pavyzdžiui, šokti ir toliau kalbėti kažką. Gal tas žmogus apsisuks, sakys, atstok nuo manęs. Nuryti tą nemalonumą, eiti ir toliau. Ir galvoti, o kitam žmogui aš pasakysiu tą patį. Ir bus kažkur pakeliui ta dirva, kuri bus ištroškusi tuos žodžius išgirsti.
Ir galbūt tada bus jums galimybė dar sakinių daugiau pasakyti. Ir jūsų balsas labai drebės, gal jūs užstriksite ir kažkur sumykčiosite ir tada nueisit nusivylęs galvodamas, o jeigu aš tik būčiau nesumykčiojęs. Nesvarbu, ar jūs drebėdami, pažiūrėkit, kaip Paulius skelbė, drebėdamas ir jo neaiški buvo kalba. Bet jėga yra ne jo kalboje ir drebėjime ir ar teisingose parinktuose žodžiuose, jo jėga yra Dievo žinioje. Jeigu tu kažkam nerangiai ir grubiai, neaiškiai tavo nuomonė paskelbė Evangeliją, būk ramus, tu padarai, ką reikėjo padaryti. Darbo dabar dirbs ta jėga, kuri yra Dievo kuri yra toje paskelbtoje Evangelijoje. Būk užtikrintas tuo, va šičia tu turi padaryti sprendimą, tas, kas klausote. Padaryti sprendimą, patikėti šituo teiginiu visam likusiam laikui šitoje žemėje. Evangelija yra Dievo jėga, išgelbėti kiekvienam. Padaryti šitą sprendimą ir jeigu tu tą Evangeliją kažkaip sugebi pristatyti širdžiai, prieš tave esančiai sielai, gal grubiai, gal bailiai, gal kažkaip nerangiai, gal ne taip, kaip tu norėtumai, tobulom sąlygom tai padaryti, bet jeigu tu sugebėjai tą paketą iš savo burnos klausytojui perduoti, tu padarei, ką turėjai padaryti, būk ramus. Ir dabar neeik ir nesigailėk savęs, sakydamas, oi, aš čia nesugebėjau, tikriausiai jau nebeveikia tai. Saugok save nuo tokių minčių, kovok su tokiam mintim, surišk jas, eik ir sakyk, aš padaviau jam paketą jėgos, kuri gali jį išgelbėti. Kas įvyks su ta jėga, daug priklauso nuo to žmogaus širdies. Mesgi tą žinome, teisingai, Morkaus 4 skyrius, kalbam apie dirvas. Bet jisai nekalba tenai, kad sėjėjų nemeta sėti. Metas sėti yra visą laiką. Šiandien, dabar, šią akimirką, tu gali paimti dabar telefoną, paskambinti kam nors ir sakyti, klausyk, dabar, kokiam pusbroliui. Dievas myli tave, Jėzus mirė dėl tavęs, priimk jį kaip savo viešpatį. Čia aš labai supaprastintai. Tai vat, tai šitokių paraginimų norėjau pasidalinti, aš tikrai tikiu, kad, negalėjau, man tas labai širdyje yra. Aš tikiuosi, kad dabar Lietuvoje daugybė yra mažų bendruomenių ir namų grupelių, namų grupių, kad jų pagrindinis tikslas būtų šis. Eiti ir daryti žmonės jo mokiniais. Čia nėra sudėtinga tą suprasti, jeigu tu pasiryžti pasilikti paprastume Kristuje. Kiekviena žmonių grupė esanti Kristaus kūne, jie turi suvokti, kad jie vis tiek jų tikslas yra daryti žmonės mokiniais. Jie gali būti tarnauja kitokiose dovanose, bet hebra, daryti žmonės Jėzaus mokiniais nėra dovana. Neiškraipykime Jėzaus žodžių, tai yra jo paliepimas. Ir jisai nepasakė, kad jūs sulaukite Pauliaus, kuris jums pasakys apie dovanas ir tarnystės Kristaus kūne, ir paskui atitinkamai pagal tai eikit arba neikit. Gal rasite nišą savo kitą Kristaus kūne, kur tik tai tau nereikės eiti ir kalbėti Dievo jėgos. Kristus tai pasakė visiems, kol dar nebuvo mūsų sugalvotos teorijos, kad viena ranka turi eiti, o mažasis pirštelis neturi eiti skelbti tos Evangelijos. Jisai čia taiko visiems. Dėl to kiekvienai mažai, dideliai bendruomeniai, kas kur bebūtumėt, kad būtų suformuotas tas tikslas, kryptis bent jau, judėjimas. Mes darysime žmonės, savo krašto žmonės, Kristaus mokiniais. Kaip tai bus, pasižiūrėsim, neaišku kaip. Ar mes eisime dabar pat kiekvieną dieną į gatvę ir tą darysim, ar mes tada per kitas veiklas, bet tikslas vis tiek bus tas pats, daryti žmonės jo mokiniais, bet netapkime savo tik šviečiančiais žiburiais. Pirminis tikslas, dėl ko žiburys iš viso toks, kaip yra šviesti į išorę, niekada į vidų. Druskos
pamatinis tikslas yra kažką pasūdyti, o ne save patį. O mes vadinami ir pasaulio šviesa, ir žemės druska. Būkit palaiminti pilnai.